Geras FM eteryje gyvenimo psichologijos laida Ego. Laidos vedėjas psichologas Andrius Kaluginas. Sveiki, gerbėmieji Geras FM klausytojai. Šiandien kalbamės mūsų psichologiniai laidoje Ego. Kalbamės apie santykius poroje, apie susitarimą poroje, apie gebėjimą suprasti vienas kitą, būnant ar gyvenant poroje. Šiandien vedu laidą kartu su kolege, psichologe Karolina Bajoriūnienė. Sveiki. Kuri yra tikrai nemažai turinti patirties ir porų konsultavime, ir individualiame konsultavime dėl šeimininių santykių, kaip ir aš. Mes savo praktikoje tikrai neretai susidurime su problema, kada sako žmonės gyvenantis poroje, jis arba jį manęs nesupranta. Kodėl taip atsitinka? Juk supratimas yra pagrindas gerų, normalių, sveikų santykių. Kiekvienas iš mūsų nori būti suprastas, išgirstas. Ir nuo to viskas prasideda. Kada dingsta supratimas, dingsta ir pasitikėjimas, dingsta ir noras bendrauti. Žodžiu, kyla tikrai daug problemų. Tai va šiandien bandysime aiškintis, kur ir kaip atsiranda ir dingsta tas supratimas poroje. O pakeliui dar po to pametam dar ir meilę. Taip sako, po to išgaravo kažkur, tai kažkas atsitiko, nebemyliu ir pasiklystam toje visoje tankmėje. Iš tikrųjų, turiu tikrai nemažai tos patirties su poromis kabinete ir labai daug iš tikrųjų visko norėčiau pasakyti, bet kadangi laiko turim mažai, tai taip koncentruotai bandysim pačią esmę pagauti ir perteikti. Aš tai sakau, žinai, Andriau, šiandien važiavau ir galvojau, kad jeigu nors vienai porai mes nors šiek tiek padėsim būti kartu ir tas pagerins jų kokybišką tą bendravimą, tai jau verta yra kalbėti. Galbūt kažkam pasakysim tai, kas jau girdėta, galbūt kažkam pasakysim kažką naujo, duosiu kelis patarimus, tokius paprastesnius, kuriuos galima būtų naudoti poroje. Ir šiaip norėčiau pradėti nuo to sakyti. Aš tik norėjau truputį patikslinti ir vėl pakartoti, ką ir kiekvienos laidos metu sakau, jog mes nesame kažkokia absoliuti tiesa, mes neskleidžiam vienareikšmiškos universalios visiems priimtinos tiesos. Va, tarsi susirinko du tokie iš tikrųjų solidus, turintys didžiulę patirtį psichologai ir štai jie dabar atvers akis mums visiems, kaip reikia gyventi. Tikrai ne, mes to nesiekėme. Kaip ir Karolina, tu pasakei, mes bandome paaiškinti kažkokius dalykus, bandome paneigti arba patvirtinti nuomonės, kurias galbūt žmonės ir taip jau turi. Tiesiog mes kalbame iš profesionalų pozicijos, o nebandome kažką įdiegti, kažką propaguoti ar jau elgtis va taip vienareikšmiškai taip, kaip mes sakome. Žinoma, kiekviena pora, kiekvienas žmogus yra unikalus, o mes bandome tik tai komentuoti šiuo atveju santykius iš psichologų pozicijų. Taip, bet kartais, žinai, tas lyčių skirtumas vyrų ir moterų, jie, būna dominantiniai tokie, kas pas vyrus, kas pas moteris. Tai vad bandysim juos apžvelgti ir tiesiog galbūt priimti partnerio skirtumus, nekeisti jų. Geras FM eteryje laida apie gyvenimą ir psichologiją. Laidos klausimui recepto nereikia. Taigi, šiandien kalbamės apie santykius poroje, apie supratimą poroje, apie gebėjimą ir norą suprasti vienas kitą ir apie tai, kokie trukdžiai, kas trukdo žmonėms, būnant poroje, kas trukdo suprasti vienas kitą. Taigi, vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos aš pastebėjau kabinete, kai ateina pora ir kreipiasi, tai toks vienas didysis banginis, ant ko prasideda visi nesusipratimai, nesutarimai, tai yra savaime suprantami dalykai. Iš tikrųjų labai norėčiau atkreipti dėmesį klausytojų tai, kad mes bendraudami su kitu turim kažkokius tai dalykus, kurie mums asmeniškai yra savaime suprantami. Pavyzdžiui, Andriau, aš šiandien susitikau su tavim ir sakau labas rytas, labą dieną, ar ne? Tai yra savaime suprantamas dalykas. Tu neprivalai man sakyti, kad aš turiu su tavim pasisveikinti, ar ne? Tai tampa savaime suprantamų dalykų. Taip. Ir iš tikrųjų... Matai, mes, bent jau aš kaip psichologas, aišku, nebūčiau toksai jau naivus. Ir aišku, atkreipčiau dėmesį į tavo šito pasilabinimo intonaciją,
Taip. Į tavo veido išraišką ir taip panašiai. Tai jau antriniai tokie dalykai, bet aš ką noriu pasakyti, kad poroje būdami mes partnerį kažkokius tai mums suprantamus dalykus priemam savaime suprantamais ir tuomet mes nesuteikiam jokios prasmės, jokio savo laiko, nesuteikiam tam, kad paaiškinti partneriui, kad mums tai yra savaime suprantama. Ir tokiu atveju mes tuomet laukiam iš partnerio, kad jisai padarys tai, kas mums yra savaime suprantama. Ir dar kitas dalykas, būdami poroje, mes priemam gerus tarpusavio santykius, tarsi jie privalo būti. Tai yra tarsi mana iš dangaus nukritusi. Jinai privalo būti. Jeigu tu esi poroje, tai pas mus viskas turi būti tvarkoj. Dėl to nereikia stengtis, dėl to nereikia dirbti. Tai iš tikrųjų šitus du dalykus norėčiau labai sugriauti ir pasakyti visiems, kas yra porose, kad pasistengime pagalvoti apie tai, kas mums yra savaime suprantama ir pabandyti paaiškinti partneriui tai. Ir kad iš tikrųjų geri, tobuli santykiai nėra kaip duotybė. Geri santykiai yra rezultatas mūsų pastangų, rezultatas to, ką mes įdedam į tuos santykius. Ir tuomet mes galime jais džiaugtis. Taigi, Andriau, tu sakei, kad mes nedegėm jokių kažkokių tai stereotipų, kažkokių tai dalykų, nesakom, kad tai yra ir kitaip būti negali. Tai iš tikrųjų taip nėra ir visą tai, ką šiandien kalbėsime, ką aš norėčiau perteikti klausytojams, tai iš tikrųjų yra tokios gairės pagrindinės apie lyčių skirtumus, tačiau norėčiau paprašyti klausytojų, kad jie suprastų tokį dalyką, kad šiais laikais nėra gryno vyro ir grynos moters. Tai šiais laikais mes kartais apsikeičiam vaidmenimis ir tokiu būdu partneris, būdamas, tarkim, vyras, ar ne, jisai turi tam tikrų vyriškų dalykų, yra tokių tam tikrų psichologinių skirtumų nuo moteriškos lyties, tačiau jisai gali būti perėmęs šiek tiek ir moteriškų savybių. Tai visą tai, ką kalbėsiu, tai priimti kaip skirtumus, bet nebūtinai, kad va, tik tai vyram ir tik tai moteriams tas būdinga. Na, galbūt aš šiek tiek patikslinčiau, pakankamai taip drastiškai skamba, kad nėra 100% vyrų ir nėra 100% moterų. Gal truputį kitaip, nes tai, su kuo man tenka susidurti ir konsultacinėje praktikoje, galima teikti, jog dabar funkcijų pasidalinimas yra toksai lankstesnis. Yra daug vyrų, kurie atlieka anksčiau man laikomas tokias stereotipiniai moteriškas funkcijas. Pavyzdžiui, prižiūrėti vaikus ar ten gaminti maistą. Dabar daugelis vyrų jau linkę tai daryti patys, nelaukti, kol jiems bus tai padaryta. Supranti, Andriau, visą tai šiek tiek ir įtakoja tada ir požiūrį, ir tą patį atsinešimą žmogaus. Supranti, tai vat būtent apie tuos skirtumus ir kalbėsiu. Kad jeigu kažkas būdinga vyriškai lyčiai, tai tas pats dalykas gali būti būdinga ir jūsų partneriai moteriai, kad tai nėra 100% tik tai vyrams skirta arba tik tai moteriams. Ta prasme, sveikai blaiviai žiūrėti į tuos dalykus. Ir nuo ko pradėti norėčiau, tai nuo esminio dalyko, ko gero, apie ką visi kalba ir visuomet, kad nesusikalbam, bet kaip tu ir sakai, kad nesuprantu, kodėl man tą pasakė ir reaguoju taip, kaip man gaunasi ir atsakau tai, kas man išeina. Tai va tiesiog norėčiau paminėti tokį pagrindinį skirtumą, kad moteris ir vyrai skirtingai suprantam bendravimą. Moterims bendravimas tai yra tolygų ir kalbėjimui, ar ne? Ir jisai yra vienas iš svarbiausių gyvenimo sričių ir variklių ir viena iš svarbiausių gairių, pagal kurias yra matuojama gyvenimo kokybė. Vyrams tas bendravimas, kalbėjimasis tarpusavio, tai nėra antiek pagrindinis. Be abejo, vėlgi turiu priminti, kad nebūtinai visiems, bet tai yra atsispyrus nuo to standarto moteris ir vyras. Moterims reikia ženkliai daugiau bendravimo, kalbėjimosi, išsikalbėjimo negu vyrams. Dažniausiai vyrai kalbasi tik tai tuomet, kai perteikia vienas kitam informaciją. Ir dar vienas toksai dalykas, kad kai vyras prašneka, tai kad mielosios moteris supraskime, kad vyrai kalba tuomet dažniausiai, kai nori paprašyti pagalbos. Ir todėl atsiranda didžiausias nesusipratimas, kuomet moteris kalba, vyras įjungia visą savo pajėgumą, visą mąstymą, kadangi jam iš prigimties teikta tai, kad jeigu kalba, vadinasi, bus išsakyta kažkokia problema, kurią reikės spręsti. Tai yra pagrindinis nesusikalbėjimo dalykas, kurį reikėtų aptarti ir tiesiog, mielosios, pasakykim savo vyrams, kad mes tiesiog norim pakalbėti, išsikalbėti. Ta prasme, kad vyrai ir moteris esame skirtingi, bet ir kartais reikia būti panašiems. Taip.
Geras FM eteryje gyvenimo psichologijos laida Ego. Laidos vedėjas psichologas Andrius Kaluginas. Karolina, tu pradėjai tokią gerą mintį, tai tęsk ją. Ok, Andriu. Taigi, kalbam apie savaime suprantamus dalykus. Moteris, kai ateina pas vyrą ir pradeda pasakot kažką, jai savaime suprantama, kad jisai turi išklausyti ir nebūtinai turi patarinėti kažką arba spręsti kažkokią problemą. Dažnai labai moteris ateina pas savo partnerius tiesiog pasikalbėti, tiesiog išsikalbėti. Įsivaizduokit, mėly vyrai, kad toks paradoksas. Moteris kalbėdama pati tuo metu randa iš norimos pasakyti dar nepasakytos problemos išeitį. Įsivaizduokit, kaip paradoksalu. Reikia kalbėti tam, kad rasti išeitį. Vyrai dažniausiai, kai ieško išeities, jie užsisklendžia. Jie sutelkia visą savo dėmesį į tos problemos išeities ieškojimą, į sprendimo būdo atradimą. Ir tokiu atveju tada moterims atrodo, kad jie nusišalinę ir atsitolinę nuo moterų. Dažnai, kai vyras turi kažkokią tai problemą, jisai dažnai, liaudiškai tariant, lenda į olą. Ir tuomet moteris, nežinodama, kas vyksta, nes nežinojimas moteris, ypatingai moteris tiesiog užmuša. Ir mes moteris tiesiog negalim kažko nežinoti. Jeigu mes kažko nežinom, mes tada pradedam fantazuoti ir prisigalvojam būtų ir nebūtų dalykų. Taigi, mėlieji vyrai, pagalvokit, kiek mes galim prisifantazuoti ir ar tai atitiks tikrovę. Žinai, Andriau, toksai yra juokelis, kad vyras tyli ir moteris galvoja, kodėl jis tyli. Jeigu tyli partneris, jeigu tyli pašnekovas, moteriai tai reiškia, kad jinai jam neįdomi arba jisai jos nemyli. Taigi, dažniausiai grandinėlė būna tokia. Mano vyras tyli. Kodėl tyli? Jisai turbūt man kažką nori blogo pasakyti arba kažkokios tai problemos. Arba kažkas slepia. Taip, kažkas slepia. Ką jisai galėtų slėpti, kas yra blogiausia? Jisai susirado kitą. Viskas aišku, taip. Tai jisai dabar tyli, galvoja apie ją. Ir ką jisai tada galvoja? Jisai galvoja, kad mane nori palikti. Ir dabar ką jisai man, kiti žodžiai, ką jisai man pasakys, tai yra tai, kad jisai kraunasi lagaminus ir išeina. Palauk, tai aš nenoriu, kad jisai išsikrautų lagaminus ir mane paliktų. Bet jeigu jisai mane palieka dėl kitos, tai aš tada pirma turiu jį palikti. Vyras patyli 5 minutės, žiūrėk, lagaminai sukrauti, kad išeitų. Tai vat tiesiog, mėlieji, įsivaizduokit, kad mes esam tokios būtybės, kad mes tikrai labai daug galim prisifantazuoti ir tikrai galim prisifantazuoti klaidingai. Andriau, ar esi susidūręs su tokiu kuriozu, paradoksu? Tiesą pasakus, asmeniškai nesu susidūręs, bet girdėjau konsultacijos metu panašius, aišku, netokius komiškus ir netokius dramatiškus. Na čia gal aš truputį perlenkiau, bet tiesiog, kad būtų suprantama, kaip čia kas vyksta, tas mechanizmas. Bet šiaip iš esmės tai būna tokie dalykai, kada vyras ateina iš darbo, ten pavyzdžiui pavargęs, arba tiesiog nori susitelkti į save, kažką pagalvoti apie praėjusią dieną arba ateinančios dienos planus. Ir ramiai sau sėdi, tikrai tai būna, o moteris tuo tarpu nori pasidalinti įspūdžiais dėl pamatyto kokio nors parodos arba dėl nupirkto kažkokio daiktelio, jinai nori kažkaip pasidalinti, jisai tyli ir tada jinai pyksta. O žinai, dar čia galėčiau tave papildyti, kad dažnai vyras ieškodamas sprendimo ir jeigu jisai jo neranda, jisai tada orientuojasi į kitą kažkokią veiklą. Štai kodėl tiek daug vyrų sportininkų, štai kodėl mes turim tą anekdotinį variantą, kai vyras sėdi namuose ir žiūri televizorių ir atrodo žmonai, kad geriau tai pabendrauk su manim, pakalbėk, o nežiūrėk televizorių. Bet vyro žiūrėjimas televizoriaus, bukai žiūrėjimas, ar ne, kanalų perjunginėjimas, sporto kažkokiu tai kanalų žiūrėjimas, laikraščio beprasmis skaitimas, tai yra tarsi persiorientavimas, tarsi pailsėjimas, tarsi tas nuėjimas nuo tų problemų, kurių jisai galbūt negali išspręsti. Ir čia susidaro tas paradoksas. Mielosios, mes tikrai padėtumėm ir pačios savo, ir padėtumėm tiem patiem vyram, jeigu tiesiog ateitumėm pas savo partnerį ir sakytumėm, brangusis, aš noriu tiesiog pačiauškėti, tiesiog pakalbėti. Man labai norisi dabar turėti pokalbių partnerį. Tiesiog, jokių problemų nespręsti, tiesiog pakalbėti. Aš tau papasakosiu kažkokius tai dalykus, kuriuos mačiau, patyriau arba jaučiau. Ir tuomet tas pokalbis bus ženkliai produktyvesnis ir geresnis. Gal čia tau truputį norėčiau paprieštarauti. Aišku, tu sakai viską teisingai. Ir kaip tu sakai, taip galbūt turėtų būti. Taip. Tačiau praktikoje dažnai efektas būna priešingas.
Jeigu vyras sėdi pavargęs ar tai susikaupęs ties kažkokios minties ar ieškodamas kažkokio sprendimo, sakykime, ten galvoja apie savo verslą arba darbą, arba dar kokius tokius finansinius dalykus ir šiuo metu prie jo priėjusi žmona arba partnerė moteris jam bando čiauškėti, va kaip tu sakai, tai gali būti, žinok, realybėje, tai gali būti priešingai, jį suerzinti. Tai vad aš apie ką ir kalbu, kad jeigu jinai ateis ir pradės iš karto čiauškėti, tai jį suerzins, nes jam įsijungs tokia raudona lemputė, kad reikės spręsti kažkokią problemą, o jisai ir taip dabar paskendęs kažkokiose problemose ir visai to nenori daryti. Bet jeigu jinai ateis ir jam pasakys, kad tiesiog aš noriu pasikalbėti, tuomet partneris turi visas galimybės pasakyti, brangioji, aš tave suprantu, bet šiuo metu truputėlį esu pabėgęs savo mintise, ar galime tai padaryti vėliau. Supranti, tiesiog tas pokalbis, leisti partneriui pasirinkti, pasakyti, ko aš iš tikrųjų noriu, nepriimti to kaip savaime suprantama, kad partneris turi kalbėti su manim. Tai čia mes kalbame apie tokį fundamentalų pamatinį santykių dalyką, aišku, supratimas, bet kitas pamatinis dalykas apie paprastą Atvirumą savim. Ir dėmesingumą vienas kitam. Taip, būkite atviri ir būkite dėmesingi. Taip. Psichologinių įžvalgų laida Ego kiekvieną pirmadienį nuo 14 valandos. Kalbėjai ką tik, Karolina, apie tai, kad reikėtų būti atviriems. Žinoma, tai yra nuostabu. Bet kiek mes galime būti atviriems, kiek mes galime leisti savo atvirauti su savo partneriu, žinodami, kad jisai gali mūsų nesuprasti. Kaip tu ir sakei laidos pradžioje, kad tie supratimo skirtumai. Aš kalbu apie vieną, o mano partneris supranta kitaip. Tai va tas atviravimas, ir jisai automatiškai žmogus, manantis, jog jo nesupranta, jisai sako, vis tiek jinai manęs nesupras. Va, ir konsultacijos metu, kad aš konsultuoju poras, tikrai dažnai tenka girdėti ir nebūtinai iš vyro pusės, bet taip pat ir iš moters pusės. Sako, aš sakau, kaip jūs kalbatės, kaip jūs bendraujate? Taip ir taip pasako. Ir paskui, taip nuogastaudamas vienas iš partnerių sako, sako Andriau, tai ką aš jai sakysiu, vis tiek jinai manęs nesupras, arba vis tiek jisai manęs nesupras. O žinai, ką aš patariu tokiu atveju visą laiką kabinete? Aš lygiai su to pačiu susiduriu ir labai dažnas atvejis. Aš iš tikrųjų porai patariu tiesiog kiekvienam individualiai pagalvoti, ką mes tuo norim pasakyti. Žinai, toks pavyzdys, pavyzdžiui. Vyras užsilaiko kažkur ir vėlai grįžta, ten paryčiais, ar ne? Moteris sėdėdama namuose prisigalvoja visokių dalykų, kur jisai gali būti ir ką jisai veikia ir taip toliau ir panašiai. Ir jau pasitinka vyrą, va čia ir yra kuriozas, kad jau pasitinka vyrą su tokia keptuvė rankose, ne už tai, ką iš tikrųjų jisai darė, o iš tikrųjų apie tai, ką jinai galvojo, kad jisai darė. Jisai gauna už tai, ką jinai prisigalvojo. Ir dažniausiai būna toksai vyras įeina, o jisai dar tuo pačiu žino, kad bus kažkas tai negerai namuose, kad gaus pylos ir jau eidamas į namus, jau jisai ruošiasi gynybą. Taigi mes čia turim vieną puolantį, kitą besigininantį. Ir tokiu atveju visiškas krachas ir absoliučiai jokios galimybės, kad bus partneris suprastas. Tai aš visą laiką tokiu atveju siūlau tam, kuris nori kažką pasakyti, priekaištauti, nes dažniausiai, tarkim, ateina vyras ir girdi, aš visą vakarą namuose buvau, vakarienę padariau, aš tavęs laukiu, tu parazitas ir toks ir anoks ir pypt dar gali būti, ar ne, ir dar po to bumt su keptuvė per galvą, o tu čia va šitaip ir anaip. Ir tokiu būdu moteris uždaro bet kokią galimybę pasakyti vyrui apie tai, kas vyksta, kur jisai buvo, ką jisai darė ir pasakyti apie tai, kaip jisai jaučiasi. Tai šiuo atveju aš paturiu visą laiką prieš sakant kažką, pagalvoti, ką man tai reiškia, ką aš tuo noriu pasakyti. Tarkim, ką aš noriu pasakyti tuo, kad tu taip ir taip, o aš buvau ta ir ta. Ką mums tai emociškai reiškia? Dažniausiai labai yra sunku ištraukti būtent tą tikrąją emociją iš pokalbio dalyvių, ar ne? Ir sakau, gerai, o ką jūs iš tikrųjų jautėt tuo momentu? Ką jūs susijusios su tuo, ką jūs norit pasakyti, jautėt? Ką jūs pajautėt? Ir tuomet atsiranda toksai paprastas paaiškinimas. Moteris, kuri priekaištauja vyrui, kad jisai visą naktį kažkur tai valkiojasi, trankėsi ir taip toliau, jinai iš tikrųjų tuo metu jautėsi vieniša. Jinai jautėsi palikta, jinai
liūdėjo, jinai prisigalvojo visokių nesąmonių, ar gal ir sąmonių, bet jinai pasiklydo tose jau mintise. Ir įsivaizduok, Andriau, ar nebūtų geriau, jeigu tokiu atveju vyras atidaro duris, o žmona tiesiog liūdnų veidų pasako, brangusis, aš tavęs taip laukiau. Man buvo liūdna be tavęs. Turime pasako tiesiai šviesiai apie savo emocijas, savo pergyvenimus ir jausmus. Žinoma, be jokios abejonės. Tokiu atveju, supranti, apie ką aš visą laiką kalbu po poros konsultacijai, kad žmogus, kai kalba apie savo jausmus, kaip jisai tokiu atveju jautėsi, ką jisai prisigalvojo, kodėl jisai taip jautėsi, jisai nepuola ant partnerio. Jisai suteikia jam galimybę be gynybos atsakyti į tai, kas tau yra svarbu. Kadangi, kai įsijungia gynyba, gynybiniai mechanizmai, kai įsijungia, tuomet mes jau gausim tik tai gynybą. Vyras sakys, o aš visą dieną dirbau. O jinai sakys, o aš visą dieną vaikus prižiūrėjau. Ir bus be galo be krašto, tai bus tarsi žirniais į sieną. Ir visiškai bus neefektyvu. Ir bus tada ne situacijos valdymas, o kaip tu ir sakėjai, kažkas panašaus į mūšio lauką. Taip, be abejo, į atvirą karą. Ir po to gali prasidėti ne tik keptuvės, bet ir indai ir visa kita, ir skyrybos. Ir dažnai labai, kai gynybon įspeistas žmogus į kampą, jisai gynasi. Ir tuomet labai dažnai protas išsijungia, racionalus mąstymas išsijungia, jisai gali pasakyti netgi tokių dalykų, dėl kurių gailėsis po to labai smarkiai. Taip dažniausiai ir būna. Taip, kadangi yra užpultas. O kai mes esam užpulti, tai koks geriausias gynybos būdas? Puolimas atgal. Ir prasideda konfliktas, ginčas ir prie nieko jisai absoliučiai gero nepriveda. Iš tikrųjų, mielosios, tikrai laimėsim daug daugiau, jeigu mes pasakysim, brangusis, vakar, kai nepaskambinai vakare, aš labai pergyvenau tiesiog. Man buvo liūdna ir aš prisifantazavau, kad galbūt aš tau nereikalinga. Ar tikrai taip yra, ar tu taip norėjai, kad aš pasijausčiau? Tiesiog leisti, kad atvirai žmogus pasakytų, galbūt jisai tikrai visiškai tokių minčių net neturėjo. Tai yra mūsų interpretacija, kodėl taip vyko. Kas vyko tuo metu. Tai yra grinai tik tai interpretacija. Ir kokia galimybė yra pataikyti į 10, kokia galimybė yra pataikyti į teisybę. Kai mes prisimastom, prisisvajojam, prisigalvojam ir tikrai 99% būna grinos nesąmonės. Tai yra tarsi baksnojimas pirštu į dangų. Taip, dėja dažnai mes baksnuojam pirštais į dangų. Dėja, bandysime apie tai kalbėti toliau. Geras FM reklama. Grožio inovacijų centras. Tai naujausios technologijos tavo grožiui. Grožio inovacijų centras. Tai įspūdingi rezultatai. Grožio inovacijų centras. Tai nauja gyvenimo kokybė ir laiku namo grįžtantis vyras. Grožio inovacijų centras. Įsikūręs Vilniuje, Konstitucijos prospektas 12. Daugiau informacijos tinklapyje grožioinovacijos.lt. Psichologinių įžvalgų laida Ego kiekvieną pirmadienį nuo 14 valandos. Taigi, turime klausimuką apie tai, jog praeitoje laidoje apie laiko vagis mes kalbėjome apie tai, kad televizorių žiūrėjimas yra laiko švaistymas. Tai ir toksai tiesiog išsakymas nuomonės, kad tai yra tarsi prieštaravimas. Kad dabar aš jau pasakiau, kad tai yra kaip ir viskas tvarko, jeigu vyras tokiu būdu švaisto laiką. Tai iš tikrųjų visų pirma norėčiau pažymėti tai, kad apie laiko vagimą mes kalbėjom tuomet, apie televizorių žiūrėjimą tuomet, kai tai pereina sveiko proto ribas, kai tai dominuoja laike. Dabar mes kalbam apie buvimą poroje ir supratimą, kad vyras gali žiūrėti televizorių, bukai perjunginėjant kanalus, tuomet, kai jisai ieško problemos sprendimo. Bet tai jokiais būdais, gink Dieve, netampa pastoviu, nuolatiniu laiko praleidimo būdu. Tai va čia yra esminis skirtumas. Taip. Taigi, grįžtant prie mūsų temos, apie tai, kaip mes bendraujam. Ir mes prieš tai dar kalbėjom tai, kad reikėtų būti atviriems ir pasakyti, kad brangusis arba brangioji, aš tiesiog noriu pakalbėti, kad jokios problemos nereikės spręsti, kad tiesiog man norisi pasipasakoti, pasisakyti kažką, tai galbūt išgirsti tavo nuomonę tiesiog, o ne iš karto kažkokį problemos sprendimą. Dabar norėčiau papasakoti tokį įvykį paskaitos metu, kuomet vienas vyriškis
vyriškis, sako, aš tik tai dabar supratau, kodėl man žmona prieš kelis mėnesius pasakojo tokį įvykį. Sako, aš grįžtu namo, visas pervargęs, visas pavargęs, norisi pasilsėti, pabūt ramybei, o jinai man pasakoja, žinai, mano draugė važiavo ten ir ten, buvo oras toks ir toks, jinai važiavo su tuo ir su tuo, bendravo apie tą ir tą, ir aš sėdžiu ir galvoju, ir tai kurgi ta esmė pasakojimo. Ir tuomet žmona sako, ir jie nuvažiavo nuo kelio. Tiesiog iš šalikelio nuvažiavo ir ten tokia kaip duobė. Ir aš jau tada pagalvojau, va, galų gale esmė pasakė. Tai ką sako, reikia važiuoti traukt. Žmona sako, kvaily, tas buvo prieš mėnesį laiko. Ir jis sako, aš taip atsisėdu ir nesupratau, tai kuriem velniam, kuriem galamanai man apie tai pasakoja. Jeigu čia šitoj istorijai nieko nėra, ką reikia spręsti čia ir dabar šią minutę, o tiesiog žmona norėjo papasakoti įvykį. O tuo metu, kai jinai pasakojo tą įvykį, galbūt jinai nusprendė kažką tai, kad, pavyzdžiui, reikia susitvarkyti savo mašiną. Tai įsivaizduokit, kad netgi iki tokių paradoksų mūsų mintis greičiau bėga negu mūsų kalba. Ir tiesiog moteriams reikia šnekėti, reikia kalbėti, reikia plepėti. Mes turim tokį poreikį. Ir dažnas ir vyras turi tokį poreikį, tik tai galbūt šiek tiek pamažinta, ne taip aiškiai ir ryškiai išreikšta. Ir norėčiau dabar apie tas fantazijas, apie kurias mes kalbėjom, pasakyti tokius paradoksalius vyrams, po to moterims, kaip mes suprantam partnerio pasakymą. Taigi, mėly vyrai, nenaudokit tokių frazių, jeigu nenorit sulaukti kažkokiu tai priekaištų iš draugių. Taigi, tau nereikėtų taip sielotis. Tai, mėlieji, kai mes išgirstam tokią frazę, tai tikrai galit gauti su keptuve per galvą, kadangi, ką mes girdim tokioje frazėje? Tau nereikėtų taip sielotis. Vadinasi, tie jausmai, kuriuos aš jaučiu, yra beverčiai. Jie yra visiškai nesureikšminami, jie yra visiškai ne vietu ir ne laiku, o mums tai reiškia, kad jūs mūsų nesuprantat tiesiog. Tai tokio dalyko geriau nesakyti. Kaip galima būtų pasakyti kitą dalyką? Ką iš tikrųjų nori vyras pasakyti tokią frazę? Tau nereikėtų taip sielotis. Tai, kad iš tikrųjų vyras pergyvena dėl moters, kad jinai naudoja savo energiją jam atrodant nereikšmingiams dalykams ir tiesiog kitaip tą pateikti. Pavyzdžiui, pasakyti, brangioji, man skaudu matyti tave taip susisielujusią. Ir tuomet, kai partneris mūsų supranta, atjaučia, tarsi kaip veidrodis atspindi mūsų turimus jausmus, tokiu atveju mes tada galim jaustis, kad mus suprato ir netgi pačios iš to sielvarto išlipti ir pamatysit, kad mes pačios netgi siūlom problemos sprendimą. Kitas pasakymas, tai ne taip jau ir svarbu. Mėlieji, mums viskas yra svarbu, apie ką mes kalbam. Jeigu mes prasižiojam, mums tai yra svarbu. Nesvarbu, kad jums atrodo, kad tai nesvarbu. Mums tai yra svarbu. Jeigu jūs... Norėčiau truputį patikslinti dėl tos svarbos. Iš tikrųjų, svarbu, jeigu žmogus kalba dabar apie jam rūpinti dalyką, tai mažiausiai dabar jam yra tai svarbu. Taip, galbūt rytoj, poryt ir užporyt jau tai nebus tiek aktualu, nebus žiūrint tiek svarbu. Globaliai, nebus taip svarbu, nebus kažkokios tai problemos didžiulės. Nes konfliktai, pavyzdžiui, ir Karolina ir mane psichologijos studijų metu visada profesoriai mokino taip, kad niekada negalima sumenkinti to, ką žmogus kalba, ką žmogus sako. Niekada negalima sumenkinti problemos. Žmogui yra svarbu. Taip, norėčiau papildyti, čia atsimenu iš studijų laikų, kai profesorius vienas labai gerbiamas sakė, klausykit klientai, jis sako jums diagnozę. Ir tai, kas mums šiandien atrodo, kad nesvarbu, gali būti esminis dalykas ir raktinis dalykas žmogaus supratime. Taigi, klausykitės moterų. Geras FM eteryje tiesioginė psichologinių įžvalgų laida Ego. Susitikime pirmadieniais nuo 14 iki 16 valandos. Laidos vedėjas psichologas Andrius Kaluginas. Taigi grįžtame į Geras FM eteryje. Šiandien kartu su mano kolege, psichologė Karolina Bajoriūnienė kalbamės apie tai, kaip išlaikyti santykius poroje. Kaip atrasti tą supratimą, abipusį supratimą, kaip neprarasti pagarbos vienas kitam, ką ir kaip reikia sakyti, nes žodžiai lemia labai daug, kada mes norime būti suprasti, kaip mes kalbame.
kaip mes girdime savo partnerį. Ir Karolina čia praeitą valandą buvo pradėjusi labai gerą temą, tai apie tai, ką ir kaip reikia sakyti ir ką ir kaip kartais mūsų partneris supranta. Taip, tai jums leidus pratęsiu, tik tai truputėlį galbūt pakomentuosiu Facebook'e parašytą žinutę, kad visi patarimai atrodo tinkami, tačiau jie atrodo nenatūralų žmogui. Tai vat būtent grįžtant prie to, kad nenatūraliai atrodo todėl, kad mes visą tai priemam kaip savaime suprantama, bet turėtumėm suvokti tai, kad reikėtų stengtis dėl tų santykių, reikėtų dėti pastangas ir tuomet mes rinksim ženkliai geresnius vaisius. Ir visa tai, kas atrodo nenatūralu, tai yra tiesiog naujiena ir pabandžius tai, išmokus tai daryti, tai irgi taptų natūralu. Taigi, toliau tęsiam apie tai, kokias frazes čia geriau taip pat nevartoti. Taip, truputėlį norėčiau pratesti dėl to natūralaus ir nenatūralaus bendravimo. Žinoma, tai yra labai subjektyvu ir kiekvienoje poroje yra savos, kabutėse, taisyklės, kas yra normalu ir nenormalu. Vienoje poroje yra normalu staugti vienas ant kito, tam, kad būti išgirstam. Reikia rėkti. Tai yra normalu. Žinai, ko gero būtų dar normaliau, jeigu mes pasiklaustumėm, ar partneriui tikrai tas tinka. Pasikalbėtumėm apie tai. Na taip, jeigu yra galimybė pasiklausti, tai yra nuostabu, puiku, jeigu mes galime pasiklausti. Bet aš tiesiog dabar noriu pasakyti, kad vienoje poroje natūralu ir normalu yra kalbėtis, aiškintis ir siekti to vadinamo emocinio atvirumo. Apie ką tu panašiai apie tai tu kalbėjai praeitą valandą, kad emociškai atvirauti. Atvirauti tai nereiškia pasakoti visokius niekus arba ten labai intymius dalykus ir taip. Mes kalbame apie emocinį atvirumą. Tai va, vienoje poroje tai yra natūralu, emociškai būti atviriems. Kitoje poroje tai nėra natūralu. Tačiau, žinai, Andriau, aš manau, kad kiekviena pora gali ir peržiūrėti, kas jiems yra natūralu ir kas nenatūralu. Jeigu buvo visą laiką natūralu rėkti viens ant kito, tai galbūt mes susėskim, pakalbėkim ir peržiūrėkim tas vertybės, ar tai natūralu, ar ne? Na tai taip, aš tau leidus tokią trumpą, labai gražią istoriją arba išmintį norėčiau pacituoti, kurią girdėjau iš vieno savo gerbiamo profesoriaus. Jisai klausė, kodėl žmonės rėkia, kada, pavyzdžiui, pykstasi. Tai atsakymas buvo toks, kad geriausias klausos organas yra širdis. Žmonės girdi širdimis. Kada širdis viena nuo kitos nutolsta, tuomet atrodo, kad mano partneris manęs negirdi. Ir tuomet žmogus pradeda kalbėti garsiau. Jeigu tos širdis nutolsta dar labiau, tuomet žmogui atrodo, kad jo negirdi ir jisai pradeda kalbėti dar garsiau ir garsiau ir tada pereina į rėkimą. O iš tikrųjų jų širdis yra nutolusios. Pažiūrėkit, kaip kalba mylintis vienas kitą žmonės. Jie kalba tyliai, jie kalba ramiai. O kaip kalba žmonės, kurie mylisi lovoje, jie kalba beveik pašnibždom. Nes jų širdis yra antiek arti, kad nereikia rėkti. Jie girdi ir taip vienas kitą. Jie kalba tyliai. Ir jie kuo puikiausiai vienas kitą girdi, supranta ir jaučia. Tai kada širdis yra atitolusios, tuomet atsiranda ta negirdėjimo iliuzija ir tada žmogus natūraliai pradeda kelti balsą. Tai va čia turbūt tada reikėtų, jeigu jau jaučiasi, kad širdis nutolusios, tai ko gero reikėtų kaip tik primažinti garsą, nes nutolusios širdis geriau išgirs, jeigu tyliai kalbėsim. Taip, tai va čia ir yra, kad gražinti širdžių artumą reikia būtent per tą gebėjimą, meną arba norą sumažinti kalbos garsą, kalbos tembrą, pritildinti jį. Ir tik tai tokiu būdu galima gražinti tą širdžių artumą ir tą klausimą ir girdėjimą vienas kito. Žinai, Andriau, tu čia truputėlį užbėgai už akių man, iš tikrųjų, nes aš galvoju, ne, viskas tvarkoja, bet aš galvoju kažkada tai trupučiuką vėliau pateikti kelis patarimus. Bet jeigu jau mes prie to priėjom, galima galbūt ir dabar iš karto pasakyti. Na, jeigu turite pasakyti. Prie to paties, ką tu pasakėjai, ar ne, kad galima būtų truputėlį sumažinti tą garsą, kad širdis išgirstų ir tuomet artimesnės taptų. Tai aš turiu tokių
paprastų tokių būdų, kaip vienas kitam padėti būnant poroje. Tai vienas iš tų dalykų prie garsaus pasakymo, kai mes norim kažką tai priekaištą pasakyti arba kažką pikto pasakyti, pabandykime pradėti sakinį mažybiniu maloniniu žodžiu. Įsivaizduoji, Andriau, aš tau dabar sakau, tu toks ir toks. O jeigu aš sakyčiau, Zuikeli, tu toks ir toks, nebepavyktų taip pat piktai pasakyti. Tas sušvelnina truputėlį pačią kalbą ir netgi pačius tos pačius tariamus žodžius. Bet kiekvienoje poroje greičiausiai yra savas slengas toksai. Taip. Mažybiniai maloniniai žodeliai, kuriuos mes pripratę vienas kitą vadinti, kurie sušvelnina visą atmosferą. Sušvelnina, nes iš tikrųjų vėl, Karolina, tu labai gražiai čia pabrėži, kad žodžiai, jeigu mes valdysime savo žodžius, tai atvers mums kelią į supratimą. Geras FM eteryje gyvenimo psichologijos laida Ego. Laidos vedėjas psichologas Andrius Kaluginas. Taigi, brangieji, grįžtame prie nenaudotinų frazių, kurios šiuo atveju skirtos vyrams. Brangieji vyrai, jeigu išgirsit save taip sakančius, tai pasistengit pasakyti tai kitaip, nes mes galim jūs neteisingai suprasti. Juk girdim tik tai 10%, o 90% dar informacijos mes prisigalvojam. Arba sureaguojame į emocijas, kai buvo pasakyta išraiška veido toną ir taip toliau ir panašiai. Arba į netgi savo savijautą, kaip tuo metu jaučiamės. Taigi, frazės. Gerai, aš kaltas. Gal galėtume tai užmiršti. Vyrams atrodo visiškai paprasta frazė, bet labai peiliu einanti moteriams per širdį. Nesakykite to. Be reikalo taip jautiesi. Vėlgi apeliacija į tai, kad mes neturim jaustis taip, kaip mes jaučiamės. Gerai, užmiršk tai. Kaip galima užmiršti tai, apie ką tu kalbi, kas tau šią minutę yra svarbu. Jeigu sakai, jog nenori to daryti, tai ir nedaryk. Ačiū už nurodymą, mes norėjom pačios rasti sprendimą. Jeigu tu tokia nelaiminga, galime skirtis. Na, irgi galima su keptuve gauti per galvą už tokius pasakymus. Tai kvaila lygu tu kvaila. Mes išgirsime būtent taip. Ar tu galų gale suprasi tai ar ne? Na taip, ačiū, aš tokia visai nesupratinga, aš tokia visai kvaila. Kartais mes moteris apsimetam, kad mes kažko nesuprantam, tam, kad tiesiog pratęsti pokalbį, pabendrauti su jumis, brangieji, ilgėliau. Viskas, ką mums reikia daryti, tai ačiū už patarimą, bet šiuo atveju galbūt nereikėjo jo duoti. Tu viską perdedi. Taip, tikrai, moteris labai dažnai viską perdeda, bet mes esam tokios romantiškos būtybės ir mes labai dažnai norim pasakyti viską daugiau pavartojus žodžių, gražesnių, per aplinkui ir taip toliau ir panašiai. Taigi, perdedam mes labai dažnai, bet mes nenorim girdėti tokios kritikos, kad mes perdedam. Mes ir pačios apie tai žinom. Taigi, gal moteris apskritai nelinkusios girdėti kritikos, tu šitą nori pasakyti? Žiūrint kokios ir žiūrint kaip sakomos. Čia vieno atsakymo negali būti, ko gero. Jeigu vyras sako, tu klysti, tai iš tikrųjų dažna moteris to neišgirs. Dažna moteris išgirs, kad tu kažką negerai darai ir kad tu kažko nesugebi padaryti. Galima būtų tai kitaip pasakyti. Vėlgi grįžtant iš savo pozicijos, ką aš to noriu pasakyti ir pasakyti, ką aš noriu to pasakyti, o ne iš karto tiesiai šviesiai berti. Supranti, ta prasme, kitoks žodžių parinkimas ir bus visai kitas išgirstumas žmogaus partnerio. Na, žinoma, žodžiai turi labai didžiulę svarbą komunikavime poroje ir apskritai su žmonėm, bet dėja ne visada gali kontroliuoti žodžius. Taip, tai mes apie tai ir kalbam, kad pabandyti juos kontroliuoti. Pabandyti pagalvoti apie tai, ką mes kalbam, ką mes to žodžiu norim pasakyti. Ir jeigu kažkada tai tu sakai, kad sukyla emocijos, tai mano patarimas poroms visą laiką būna, jeigu sukyla kažkokios tai emocijos neigiamos, pasitikslinti jas. Ar tikrai, tarkim, vyras sako, tai kvaila. Ir mums iš karto sukyla emocijos, tarsi mums pasakė, kad aš kvaila esu. Čia priimama kaip asmeninis įžeidimas. Taip. Tai tiesiog pasitikslinti, pasakyti, aš dabar išgirdau taip. Ar tu tą turėjai menį? Tiesiog būti atviriems vienas kitam emociškai. Taigi, norėčiau pereiti galbūt prie jos sakomų neteisingų frazių. Toksai trumpas įvadas. Moteris jaučia poreikį tobulinti aplinką, tobulinti namus, tobulinti vaikus ir
tobulinti vyrą esantį šalia. Taigi, mes nuo to labai smarkiai negalim atsispirti ir mums atrodo, kad mes visą laiką galim mylėdamos, mes norim duoti, o tai yra pagerinti, pagražinti ir taip toliau. Ir iš to kyla tokios frazės. Tie indai vis dar drėgnokiai, išdžiūvus liks dėmes. Vėlgi nurodymas, ką vyras turėtų daryti, kaip jisai tą turėtų daryti. O tas dalykas, būtent toks pasakymas yra peilis vyrui, kadangi jisai turi tokį poreikį jaustis visą laiką pačiu svarbiausiu, pačiu protingiausiu ir gebančiu daryti dalykus geriausiai. Kita frazė, žiūrėk laisva vieta, pastatyk automobilį ten. Tai iš tikrųjų labai dažnas atvejis, kai moteris atsisėda į keleivę vietą ir pradeda nurodinėti, kaip važiuoti, kokiu greičiu važiuoti, kur pasukti. O dar būna susimaišo, nes geografiškai ne visos moteris labai jau gerai geografijoje gaudosi. Skiria, ar kur kairė, kur dešinė? Na, ko gero, kairė dešinė. Geriau skiria, ar ne? Sako, suki kairę, o rodo pirštų į dešinę. Taip, dažnai būna ir toksai dalykas, kas vyrams rečiau pasitaiko. Taigi, nevartokit tokių frazių, mielusios. Tau te rūpi draugai, o aš... Ir tada vyras galvoja, bet palauk, tai aš su tavim gyvenu, ne su draugais. Ir tai jau tu turėtum savaime suprasti, kad tu man esi svarbesnė už tuos draugus, nes ne su draugais aš gyvenu. Judame toliau. Nedėk jo čia, nesužmirši, kur padėjai. Taigi vėl toksai sumenkinimas, nuvertinimas vyro, kad jisai, matai, toksai kvailiukas, pamirštukas, viską pamirš, kur ką padeda. Iškvies santechniką, jis žinos, kaip tai padaryti. Dar vienas peilis ir akmenukas į vyrų daržą, kad jisai kažko nemokės, kad jisai kažko nesugebės padaryti. Tu per greitai važiuoji, gausi baudą. Jisai žino, ką jisai gaus ir kaip jisai važiuoja. Tai geriau būti tą pasyvėję keleivę, tą trapiąją moterytę ir tiesiog pasakyti galbūt, man baisu taip greitai važiuoti, gal gali sulėtinti greitį. Taigi, pagrindinės kelios frazės, galėsime jas pratęsti po pertraukėlės. Geras FM reklama. Jo vardas kalba pats už save jau 25 metus. Sting pasaulinio turo Back to Base koncertas didžiausioje Lietuvoje Žalgirio arenoje Kaune Liepos 31 dieną. Bilietai prekyboje, bilietų pasaulio kasose ir ticketpro.lt. Sting Liepos 31 dieną. Specialiai Kaunui. 10 minučių. Ką galima nuveikti per 10 minučių? Galima išgerti kavos puodelį, tuo pačiu apžvelgti dienos spaudą. Arba išgerti kavos, paskaityti spaudą ir nuplauti automobilį. Nauja paslauga – plovimas rankomis tik per 10 minučių. Ar spėsi išgerti kavos puodelį? Išbandyk. Ekstra švara. Ukmergės 315C. Telefonas 8659 977 77. Dėmesio, automobilių plovykloje Ekstra švara plus teikiamos ir kitos paslaugos, odinių salonų taisymas bei restauravimas, vairo apsiuvimas oda, taip pat atliekami smulkūs kėbulo remonto darbai. Ekstra švara plus – viskas, ko reikia jūsų automobiliui. Soleriumų centras Solisan pristato chorų karų finalininkai Katažina ir Vilniaus kaštoninis choras. Cirko programa Sunny iš Baltarusijos. Ekstremalus akrobatinis šou iš Ukrainos ir 6 nuotaikingi didžėjai iš Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos su savo šokių muzikos miksais. Visa tai jau gegužės 18 dieną Vilniaus pramogų banke. Rėmėjai – radijas Geras FM, Ekspres Nedelė, 15minučių.lt. Bilietus platina Bilietai LT. Geras FM eteryje laida apie gyvenimą ir psichologiją. Laidos klausimui recepto nereikia. Tęsėme pokalbį apie porų tarpusavio supratimą, bet prieš pratęsdami noriu pasakyti, kad gavome SMS-ų labai įdomų klausimą ir labai svarbų klausimą, nes tas klausimas, kurį Karolina įgarsins ir atsakys, čia mūsų pozicijos su ją yra vienodos dėl atsakymo, iš ties yra dažnas ir kad aš konsultuoju poras, konsultavimo metu mes tikrai dažnai susidurime su panašiu klausimu, panašia problema, kurį tikrai būna trikdis.
bendravimas. Ko gero, žinai, Andriau, papildysiu, kad nuo šitos problemos dažniausiai visos kitos ir prasideda. Tai tu pasakyk tą klausimą. Taigi, klausimas skamba taip, ką daryti, jeigu poroje žmonės vienas kito nesupranta, nes naudoja visiškai skirtingą terminologiją arba jas supranta visiškai skirtingai. Taigi, vėlgi galima grįžti prie to paties, kad mes visi kalbam skirtingą kalbą, nors ir viena ta pačia lietuvių kalba, bet tai, ką mes girdim, yra įtakota dar mūsų jausmų, mūsų minčių, mūsų savijautos, mūsų nusiteikimo, stereotipų, auklėjimo, požiūrio ir dar begalės dalykų. Todėl ir sakau, kad girdime tik tai 10% to, kas buvo pasakyta, o 90%, kurie priskiriami labiau reakcijai, iš kurių susidaro į reakciją, tai yra būtent iš visų tų dalykų, kuriuos įvardinau. Ir labai dažnai porai netgi būna sunku pradėti net apie tai kalbėti, paaiškinti vienas kitam, kad aš tavęs nesupratau, aš tavęs nesuprantu, nes tai tarsi savęs nusižeminimas, pripažinimas, kad aš kažkur tai ne pats kiečiausias, ne pats fainiausias ir ne pats protingiausias. Taigi, tokį patarimą galėčiau duoti, kad visų pirma apie tai kalbėti, kad man atrodo, kad mes skirtingai supratom tą dalyką ir pabandyti pasiaiškinti. Dažnai porose nelabai pavyksta tą padaryti ir iš tikrųjų, kiek aš pastebėjau ir mano klientai irgi yra taip pat pasakę, kad visgi kabinete, kai yra trečias žmogus ir kalba eina kitaip. Ir iš tikrųjų tas kreipimasis pagalbos dėl nesusišnekėjimo atrodo labai menkavertė problema, bet iš tikrųjų jinai yra pagrindas visoms kitoms problemom rastis. Ir dar plus, ką norėčiau čia papildyti prie šito klausimo, kad galbūt mes ir skirtingai kalbam, bet yra dar ir teorija tokia, kad ir meilę suprantame skirtingai ir skirtingom kalbom tą meilę priimam. Tai yra pagrindinės 5 meilės kalbos, apie kurias ir kalbėsiu būsimo seminaro metu, kad mes skirtingai suvokiam meilę, mes skirtingai ją priimam ir galbūt ir nuo to irgi prasideda tas visas nesusikalbėjimas, nesupratimas. Mes tarsi norim pasakyti vieną, o partneris girdi visiškai ką kitą. Tai visų pirma tikslintis ir dar kartą tikslintis. Nes tas tikslinimas, tikrai aišku, nereikia jo perdėti ir tikslintis kiekvieną žodį arba kiekvieną teiginį, bet jeigu natūraliai jums gaunasi, kad jūs pradedat nebesuprasti, ką jūsų partneris sako, arba ką jisai turi omeny, arba kitaip sureagavote, matot, kad jisai nesupranta jūsų reakcijos, pavyzdžiui. Jo, tuomet geriausias sprendimas arba geriausias receptas tiesiog patikslinti, ar tu norėjai pasakyti tai ir perteikti, sakykime, partnerio teiginį, perteikti savo žodžiais. Bet supranti, Andriau, čia turėtų būti toksai poroje susitarimas, kad aš turiu teisę pasitikslinti tai, kaip aš išgirdau, kaip aš supratau. Ir tai, gink Dieve, nėra kažkoks tai priekaištas tau. Kad tai yra tik tai mano mintis, mano emocijos ir būk mielas man padėk juose susigaudyti, ar tai yra teisybė, ar tai nėra teisybė. Toksai tarsi palikti kitam žmogui erdvės, palikti kitam žmogui galimybę paaiškinti, ką jisai turėjo omeny. Dažniausiai mes tos galimybės nesuteikiam, ją atimam su savo interpretacijom. Ir dėl to dažnai būtent ir kyla konfliktai. Taip, ir po to viena lašas prie lašo ir akmenį žiūrėk pratašo ir jau prasideda labai didelės problemos, visiški nesusipratimai. Grįžtant prie to, ką prieš pertraukėlę kalbėjom, norėčiau apie tas frazes, ar ne, pamenat, kurios yra netinkamos vartojimui, kurias reikėtų perdaryti, perfrazuoti, tai norėčiau tokį patarimą duoti tiesiog, galbūt ne patarimą, o išmėginimą, kad suprasti, apie ką aš kalbu. Tai mielosios moteris, išmėginkit save kaip moterį, kitą savaitę neduodamos vyrui jokių patarimų ir susilaikydamos nuo kritikos. Visą savaitę? Taip, įsivaizduoji visą savaitę. Man atrodo, jau labai optimistiškai čia žvelgi. Taip, kadangi tu kaip psichologas žiūri į šitą dalyką, tai be abejo supranti, kad moterims būtent tas ir yra raktinis dalykas. Raktinis savijautos, toksai kertinis akmuo savijautoje ir bendravime. Tai todėl ir sakau, kad ko gero savaitę nepavyktų, bet bent jau kelias dienas tikrai siūlau pabandyti ir suprasti, ant kiek smarkiai mes viską norim keisti ir tobulinti. Ir
tik tai tokiu atveju mes suprasim, kaip tam mūsų partneriui nėra taip jau visai patogu šalia mūsų būti. Taigi, moteris turi tokį patarimą, tokį išmėginimą, tokį kaip iššūkį savo. Vyrams turiu kitokį iššūkį. Vyrai, pabandykite kitą savaitę tik klausyti, kai moteris kalba. Tik tai klausyti ir darykite tai nuoširdžiai, įsijausdamas į jos bėdas. Tiesiog su visokiais papildomais žodeliais, oho, paklausimais, o kodėl tai buvo, o kas ten buvo, o kas toliau vyko. Va čia yra iš viso auksinis dalykas, ką tik tai vyrai gali padaryti, paklausti, o kas buvo toliau, papasakok daugiau. Taigi nebijokite paklausti to. Taip. Geras FM reklama. Paklausime Vilniečių, kur jie gydo savo gyvūnus. Toto, veterinarijos klinikoje Toto. Karoliniškės, netoli televizijos bokšto. Toto, mažyliams gyvūnams apsilankiusiam šį mėnesį veterinarijos klinikoje Toto, gydytojo apžiūra arba skiepas tik už pusę kainos. Skubėkite registruotis 86 551 9991. Toto, gyvūnams tai patinka. Daugiau informacijos www.toto.lt. Radio stotis Geras FM. Geriausi visų laikų ir šių dienų hitai. Geras FM eteryje gyvenimo psichologijos laida Ego. Laidos vedėjas psichologas Andrius Kaluginas. Taigi, grįžtam prie mūsų plačios ir praktiškai neišsemiamos temos. Žinokit, brangieji, pasiruošus 4 lapus buvau, pasakiau maksimum 5. Manau, kad galėsim kažkada tai pratęsti, ar ne, šitą temą. O dabar tai, ką dar anonse žadėta buvo, tai yra pakalbėti apie ginčius. Žinot, dažniausiai kaip atrodo ginčiai. Viskas vyksta taip. Iš pradžių dėl ko nors susiginčiama, o po kelių minučių jau ginčiamasi dėl paties ginčiamosi būdo. Tai yra, kaip pasakė, kada pasakė, kokiu tonu pasakė ir taip toliau ir panašiai. Ir nukeliaujam nuo pačios problemos esmės. Nukeliaujam toli nuo to, apie ką buvo ginčas, nuo ko prasidėjo ginčas. Ir finale susipykstama, o problema, kuri sukėlė tą visą ginčą, lieka neišspręsta. Taigi, patarimas būtų toks, kad tiesiog žinoti, kad yra pagrindinės sritis, dėl ko dažniausiai ginčiamas yra. Vyrai ir moteris ginčiasi svarbiausia dėl pinigų, sekso, sprendimų, vertybių, planų, vaikų ir atsakomybės už namų ūkio darbus arba kažkokius tai kitus dalykus. Ir jeigu mes žinosim šitus pagrindinius dalykus, šitas pagrindinės sritis, tai kaip toli mes benueitumėm ginčijimuosi keliu, kaip toli konfliktą benukeliautume, mes visą laiką galim grįžti ir pasižiūrėti, kuriai sričiai mūsų ginčas priklauso. Kame esmė buvo, apie ką mes čia kalbėjom. Ir grįžti prie esmės, o nebe pasimesti tame, kaip tu pasakai, arba kaip aš pasakiau. Arba kas mane įžeidė tavo pasakymę, arba kas tave galėjo įžeisti. Žodžiu, nereikia pasinerti visą galvą į barnius, į tą bangą, žodžių bangą, taip, kuri tiesiog, jau ne prie ko. O bandyti sustoti. vis konstruktyviai aiškintis dėl priežasties. Taip, dėl kurios prasidėjo pats konfliktas. Dar turiu vieną tokį patarimą. Ginčo metu galima prieš ginčą susitarti, kad, jeigu mes jau kažkuris tai lankas labai nupuolam, kažkuris labai užsiveda, turėti sutartinį žodį. Sutartinius žodžius mes galim pasidaryti dviejopus. Vienas reikštų, pavyzdžiui, seksualiniai plotmėj, kad aš tavęs noriu, kai galima būtų parduotuviai eilėje pasakyti tą žodį, kuris reiškia, kad, aš dabar esu nusiteikęs santykiams intimiems ir tas labai pagerina poros tarpusavio santykius. Ir kitas sutartinis žodis galėtų būti būtent naudojamas konfliktinėse situacijose, kai vienam iš konfliktuojančių staiga dievulis apšviečia protą ir jisai mato, kad jie jau nuklydo kažkur į lankas ir jisai tiesiog pasako tą visų pirma neutralų žodį. Tai turi būti tokia taisyklė, kad tai turi būti neutralus žodis visiškai. Dešra, servetėlės, gali būti miestas kažkoks pavadinimas, sostinė kažkokios šalies ar kažkokia tai vieta, bet nieko nereiškianti porai, absoliučiai. Neutralus žodis. Ir jį pasakant,
Mes turim omeny tai, kad ne tai, kad tu kvailas arba kad tu neteisus ar kažkas tai, bet tiesiog sutartinis dalykas, kad mums galbūt reikėtų čia sustoti ir, tarkim, atsiskirti 5 minutėm ir pagalvoti, apie ką mes čia kalbėjom. Kame čia šaknis buvo, kame čia esmė ta buvo. Ir va tokiu būdu truputėlį apsiraminus grįžti vėl prie to paties pokalbio, bet jau iš esmės nustačius apie kurią sritį mes kalbam, kuriai sričiai mūsų ginčas priklauso ir tuomet galim jau ramesni kalbėti būtent apie tą pačią priežastį, kas privedė. Bet dažnai priežastis būna ir ne viena, o kelios. Kai mes vengiam konfliktų, tarkim, kai vienos poros kariauja tą atvirą karą, kurį tu minėjai prieš tai, Andriau, kad kai jau gali ir indai daužti, ir keptuvės trinktelti galvą ir taip toliau, o kitos poros kariauja šaltą karą. Tarsi atrodo viskas tvarkoja tarp poros, bet jie kažko nedasako. Jie tarsi kaupia tokius akmenėlius, briljantėlius, kaupia ir po to jie visi išbyra. Jau kai ta talpa kažkokia tai nebeatlaiko, jie išbyra. Ir atrodo, kad ginčiamės dėl šiukšlių neišneštų, o iš tikrųjų potekstiai mes turėjom daug dalykų, kurie tiesiog yra prikepę, jau privyrę, jau kurių nebegalima atlaikyti. Tai vat, iš tikrųjų ir pačiam savo, ir partneriui būtų visai pravartu paaiškinti, apie ką mes čia kalbėjom. Grįžti prie pradžios. Taip. Ir aišku, tu dabar palėtėjai itin gilę ir svarbę temą poroje kylančius konfliktus, jų ištakas, jų sprendimų, technikas, sakykim taip, nes iš tiesų be konfliktų nėra poros. Ir norėčiau dar pasakyti, kad nereikėtų bijoti konfliktų, nes konfliktai jie tobulina. Svarbiausia konstruktyviai juos išspręsti, o nedaryti tai konfliktas dėl konflikto. Taip. Kada tiesiog žmogus neturi prie ko prisikabinti ir iš karto puola ten aiškintis. Tai kaip tu ir pasakei, tema iš tiesų yra labai plati, labai įdomi, labai gili, turinti milijoną visokių niuansų, pradedant nuo to, kaip pasakyti ir baigiant nuo to, kam iš vis kažką reikia sakyti. Taip. Iš tikrųjų, kaip visada mums to laiko... Pritrūkstam mes vis laiko. Psichologai tokie žmonės galėtų kalbėti. Dabar jau mes norėtumėm atsisveikinti. Žinoma, mes tik taip palėtėm viršūnę to aisbergo, kuris vadinasi santykiai poroje. Jie yra labai sudėtingi, jie yra labai gilus, jie labai yra svarbus. Todėl nėra mana, nėra duotybė. Manau, kad mes grįšime prie šios temos kokioje nors kitoje savo laidoje, o šiam kartui norime atsisveikinti ir linkime visiems geros pirmos darbo savaitės dienos. Ir iki. Ir iki.